Ar jūs manote, kad sena mada bus vėl ant bangos? Gali būt. Ar jūs savo senus rūbus atiduodate giminaičiams ar išmetate? Neišmetat? Išmetat? Ar bandote restauruoti suplėšytus arba sugedusius rūbus? Jeigu sugedo suplėšytas, ar išmetate, ar bandot kažką jį sutaisyti? Sutaisyti, susiūt. Koks jūsų yra mėgstamiausias stilius? Paprastas, toks sportiškas. Ar dėvėtumėte nepažįstamojo žmogaus dėvėtus rūbus? Koks, jeigu suplėšytas, tai nedėvėtumėte? Ne. Ar lankotės dėvėtų rūbų parduotuvės? Taip. Ačiū Jums labai. Ar Jūs manote, kad sena mada bus vėl ant bangos? Yra. Gerai. Ar Jūs savo senus rūbus atiduodate giminaičiams ar išmetate? Neatiduodate? Ne. Į konteinerį? Ar bandote restauruoti suplėšytus arba sugedusius rūbus? Rūbus gal ne, bet avalynė tai jau. Avalynė. Koks yra Jūsų mėgstamiausias stilius? Nuosavas. Ar dėvėtumėte nepažįstamo žmogaus dėvėtus rūbus? Ar lankotės dėvėtų rūbų parduotuvėse? Be abejo, visi ten yra apsiperka. Ačiū Jums labai. Ar Jūs manote, kad sena mada bus vėl ant bangos, sugrįš į madą? Jau ateina ta mada, jau matau kai kuriuos drabužius buvusius prieš 30 metų, kai aš buvau jauna. Supratau, tada antras klausimas, ar Jūs savo senus rūbus atiduodate giminaičiams ar išmetate? Yra tie konteineriai gatvėse dabar. Taip. Ten supakuojam gražiai, sudedu į tą konteinerį, iš konteinerio aš nežinau, kur veža. Turbūt į parduotuvės dėvėtų drabužių. Supratau. Ar bandote restauruoti suplėšytus arba sugadintus rūbus? Taip. O Jūs rūbus, pavyzdžiui, suplėšytus arba sugadintus, Jūs bandote surestauruoti kažkaip, pavyzdžiui? Bandau, nes aš turiu siuvimo mašiną, tai pataisau kas. Supratau. Tada koks yra Jūsų mėgstamiausias stilius, kurį mėgstate nešioti? Stilius, kokie tie stiliai aplamai yra? Laisvalaikio. Laisvalaikio, pavyzdžiui, kuris Jums patinka, ką žinau, pavyzdžiui, kaip į miestą rengiate. Laisvalaikio, ne? Laisvas toks. Supratau. Nustatytų griežtukais. Aišku, tada ar dėvėtumėte nepažįstamojo žmogaus dėvėtus rūbus? Ne. Nedėvėtumėte. Nedėvėčiau, nes nežinau. Dėvėtų drabužių parduotuvėse jie yra, aš klausiau, jie yra išskalbti, sutvarkyti, išvalyti tikrai. Kalbu apie šitą, kur čia paplitus Lietuvoje. Humaną. Humaną. Yeah. Aš ten užeinu ir labai patenkinta, kažką gražaus, madingo. Taip. Nu tai tada čia paskutinis, ar lankotės dėvėtų rūbų parduotuvėse, tai lankotės. Dėvėtų drabužių parduotuvėse. Bet kartais, nedažnai, bet kai būna pradžia, kai būna naujas asortimentas, tai užeinu pažiūrėti gal ką naujo ir gražaus. Supratau. Nes žinom, dizainerių drabužiai čia yra pigiai. Galima gauti visiškai normaliai. Tai va. Žinot, kad tikrai galima tai. Nebūtinai jie yra seni ir nemadingi. Tai viskas. Taip, ačiū Jums labai. Pradėjai? Na tai gerai, ar Jūs manote, kad sena mada bus vėl ant bangos? Tai taip, pastoviai. Nes senos mados grįžta, kokie plenarai visokie, plačios kelnės. Gerai, tada antras klausimas. Lauk, šaknis susijęs. Gerai, ar Jūs savo senus rūbus atiduodate giminaičiams ar išmetate? Išmetam. Supratau. Neišmetam, o atiduodam į rūšiavimo konteinerį. Ar bandote restauruoti suplėštus arba sugedusius mūsų plėštus rūbus? Ne, Ne? pirmiausia išmetam. Nebent įsimeti duoda. Koks yra Jūsų mėgstamiausias stilius? Klasikinis. Gerai.
Tada prieš paskutinis klausimas, ar dėvėtumėte nepažįstamojo žmogus rūbus? Nu, jeigu savas žmogus ir viskas okei. Tikriausiai ekologija. Gerai, paskutinis klausimas, ar lankote dėvėtų rūbų parduotuvės? Ne.